Šiandien pradedu skaityti parodymus, kurie surašyti ranka. Tai yra labai svarbus dokumentas, o parodymai mano surašyti ranka į 9 puslapius. Taigi, kai sakiau, paskaitysiu po vieną puslapį. Taigi, pirmą puslapį skaitau parodymų. Mano parodymai prasidės nuo žiauriausių dalykų. Nemunaičio seniūnas Rimantas mane apkaltino, kad aš paėmiau iš Eugenijaus asmens tapatybės kortelę ir laikau pas save, kad kuo skubiau, ne vėliau kaip iki gruodžio 2 dienos, Eugenijaus asmens tapatybės kortelę pristatyti į Nemunaičio seniūniją. Tai prašė seniūnas Avižienis man. Kadangi aš nepaėmiau iš Eugenijaus asmens tapatybės kortelės, tai ir negrąžinau Rimantui į seniūniją. Eugenijaus tapatybės kortelės. Eugenijaus tapatybės kortelė buvo reikalinga seniūnui, kad galėtų sutvarkyti visus dokumentus, nes jis su socialine darbuotoja Jagėlevičiene visus dokumentus į globos namus Engenytės sutvarkė su pavogtu asmens tapatybės kortelės kodu ir Nemunaičio seniūnijoje ir Alytaus savivaldybėje ir Alytaus savivaldybės socialinėme skyriuje ir Sodroje. 2024 m. Liepos 20 d. brolį ištiko insultas ir jį išvežė į Alytaus ligoninę. Liepos 21 d. aš pasiėmiau mamą į Kauną. Mama pasiėmė savo pasą ir pasiėmė sūnaus Eugenijaus pasą, tapatybės kortelę ir įsivežė į Kauną. Taigi nuo Liepos 21 dienos Eugenijaus asmens tapatybės kortelė buvo pas mamą Kaune. Eugenijus niekada asmens tapatybės kortelės neprašė grąžinti. Taigi pirmą puslapį perskaičiau, antrą puslapį skaitysiu antram vaizdelį, kai sakiau po vieną puslapį, kad kuo daugiau būtų vaizdelių, nes visi šie vaizdeliai bus reikalingi teisme.
Dabar paskaitysiu iš Kaknevičiaus pranešimo. Skundas buvo gautas į Alytaus policijos komisariatą, kad Nemunaičio seniūnijos seniūnas Rimantas kartu su socialine darbuotoja Nijole galimai pavogė jos brolio Eugenijaus asmens tapatybės duomenis, ko pasėkoje per prievartą buvo išvežtas iš ligoninės. Aplinkybių tikslinimo metu Nijolė paaiškinimus sutiko pateikti pati surašytus savo ranka, taip kuriuos aš ir po vieną puslapį skaitysiu kiekvieną vaizdelį. Iš jos pateiktos informacijos matyti, kad ją seniūnas Rimantas apkaltino jos brolio Eugenijaus asmens tapatybės dokumentų pasisavinimu ir reikalavo juos grąžinti iki gruodžio 2 dienos, kadangi jų neturėjo, tai nurodytų laiku ir negrąžino. Minėti dokumentai seniūnui buvo reikalingi, kad galėtų sutvarkyti dokumentus ir, kaip rašo Kaknevičius, ir brolį paguldyti į globos namus. Brolis į globos namus buvo prievarta išvežtas lapkričio 24 dieną, o Avižienis reikalavo paso iki gruodžio 2 dienos. Kaip jau jis buvo išvežtas prievarta, taikant psichologinį smurtą ir fizinį smurtą, nes jis buvo prievarta iškeltas iš lovos ir išvežtas lapkričio 24 dieną, nors jis turėjo gulėti iki lapkričio 29 dienos. Taigi, Kaknevičius gindamas Avižienį meluoja, kad buvo reikalingas dokumentas, o jam dokumentas Avižieniui buvo reikalingas, kad galėtų sutvarkyti visus dokumentus, kuriuos suklastojo su Nijole Jagelevičiene, tvarkydamas tuos dokumentus į globos namus. Taigi brolis turėjo būti patalpintas į Pivašiūnų globos. Ką čia reiškia metus? Jau ką, Kaknevičius nemoka rašyti? Pivašiūnų globos metus. Namus. Bet suklastojus dokumentus jis buvo patalpintas į Genytės globos namus. Tai padaryta nežinant nei seseriai, nei mamai, čia jis to nepabrėžė. Brolis Eugenijus Genytės globos namuose laikomas svetimu vardu. Tai nustatė, kai atvykusi ant durų rado užrašytą ne brolio vardą, o Dariaus. Prašiau, kad nuvažiuotų ir patikrintų, kodėl buvo užrašytas Dariaus vardas. Tačiau aš kaip vaizdelį grįžus namo įdėjau į YouTube,
kitą kartą, kai nuvažiavau, jau Dariaus vardo ant durų nebuvo. Prašo atlikti tyrimą ir išsiaiškinti seniūno veiksmus, kuriais buvo klastojami dokumentai, naudojantis neteisėtai gautais asmens duomenimis. Taip, bet Kaknevičius nieko nesiaiškino, nieko netyrė. Tai labai žiauru, kad toksai dirba Alytuje tyrėjas Kaknevičius. Man atrodo, gėda ne tik Alytaus miestui, taip pat gėda ir Alytaus viršininkui, kad toks nesąžiningas dirba tyrėjas Kaknevičius, kuris neatlieka savo darbo.